Sveiki gerbiami žurnalistai ir visi tie, kurie stebi mūsų tiesioginę transliaciją 15 minučių portale ir socialinėse tinkluose. Šiandien mums išties džiugi diena, kurios mes laukiame Lietuvoje berods 20 metų, galima pasakyti, nes šiandien oficialiai atidarome pagalbos liniją norintiems mesti rūkyti 18-19. Tikiuosi, kad visi įsimins šitos skaičius, tikrai labai paprasta juos įsiminti ir žmonės, kuriems bus reikalinga pagalba, reikalingos konsultacijos, tikrai ją gaus. Kartu mes ir pradedam ir nacionalinės metimo rūkyti pagalbos viešinimo kampaniją, kuris startuos šiais metais, ir be abejo mes sieksime atkreipti Lietuvos gyventojų dėmesį į rūkymo sukeliamą žalą, kaip pabandysim ir paskatinti mesti žmonės rūkyti ir tikimės, kad linija tam pasitarnaus. Tai šiuo tikslu dar 23 metų, birželio mėnesį, Sveikatos apsaugos ministerija ir mūsų departamentas, narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas, pasirašė sutartį dėl tokios linijos sukūrimo ir šiandien mes galime pasidžiaugti tikrai jau realių rezultatų, tai ką mes jau šiandien turim, ir linija jau pradėjo savo veiklą. Tai dabar aš noriu suteikti žodį Sveikatos apsaugos ministro patarėjui Edgarui Diržiui. Prašau. Tai sveiki visi. Retas rūkantis ar nerūkantis nesutiks su teiginiu, kad rūkymas kenkia. Gausybė onkologinių ligų, gausybė neonkologinių ligų, ankstyvo mirtingumo priežastis. Rūkymas yra lyderiaujantis tarp visų šių anksčiau gyvenimą baigiančių žmonių priežasčių Lietuvoje. Tai yra sunki priklausomybė. Apklausos rodo, kad dauguma rūkančių nori mesti rūkyti, tačiau nėra lengva nugalėti priklausomybę. Moksliniai tyrimai, darėme apžvalgas, žiūrėjome, ką PSO rekomenduoja, ir tiek moksliniai tyrimai, tiek mokslinės rekomendacijos, tiek PSO rekomendacijos teigia, jog rūkymo metimo linijos veiksmingumas yra įrodytas, reikalingas ir prasmingas. Dar pasitikrinome, kokia nuomonė yra Lietuvos žmonių. Jų taip pat rūkančiųjų apklausos rodo, kad linija jiems būtų prasminga. Todėl ministerija, matydama to svarbą ir kiekvieną žmogų matydama kaip rūkantį žmogų, kuris gali mesti ir ilgiau gyventi kokybišką gyvenimą, pažangos priemonėse išskyrė 1,4 milijono rūkymo metimo linijai, kuri suteiks galimybę, kuri padės, kurioje dirbs profesionalai, ekspertai, parengti, konsultuoti būtent rūkymo metimo srityje. Ir tai bus dar viena priemonė, dar viena pagalba žmonėms atsikratyti žalingų įpročių. Ir nuo šiandienos kiekvienas rūkantis turės dar vieną priežastimi mažiau žengti tą žingsnį, dar mažiau pasiteisinimų mesti rūkyti ir tikimės, kad šita linija padės ne vienam žmogui, ne dešimtims, o šimtams ir tūkstančiams sveikiau, ilgiau, geriau ir kokybiškiau gyventi. Ačiū, Edgarai. Iš tikrųjų, pratęsant visą tą statistiką, tai būtų galima tikrai paminėti, kad Lietuvoje vidutiniškai rūko 30% Lietuvos gyventojų. Įskaitant ir tos naujoviškus, kaitinamuosius, bedūmius tabako gaminius, apie 3% rūko elektroninės cigaretės ir kas statistika iš tiesų rodo Lietuvoje, kad apie 15% visų mirčių susijusių, iš tikrųjų pagrindinė priežastis yra rūkymas. Tai yra iš esmės apie 6 000 mirčių būtų galima tikrai 100% išvengti, jeigu žmonės nerūkytų. Ir kaip ir buvo minėta, kad ko gero
dauguma rūkančiųjų, ir jeigu taip žiūrėti į statistiką, vėlgi virš 73% rūkančiųjų vis tiek galvojo ir bandė galbūt mesti rūkyti, yra toksai noras. Apie 38% iš tikrųjų pasisekė tą padaryti, atsikratė žalingo įpročio, 35% beveik rūkančiųjų iš tikrųjų bandė, bet nepasisekė, nesėkmingai. Tai vėlgi galim pasakyti, kad tuose šalyse, kuriuose veikia tokios linijos, o ypatingai, ko gero, mes galime kreipti dėmesį būtent į tą skandinavišką patirtį, kur jau tokios linijos veikia kaip daugiau negu 10 metų, jau yra atliekami moksliniai tyrimai, žiūri tų, sakykime, tų pačių linijų tokį ekonominį efektyvumą. Tai ar apsimoka iš esmės valstybei turėti tokias linijas ir ta prasme ir skirti tam pinigus, buvo paminėta, atrodytų tikrai pakankama suma, 1,4 milijono čia iki 2029 metų. Tai Skandinavijos šalių patirtis rodo, kad tikrai valstybėms, šalims apsimoka tą daryti, liaudiškai tariant, nes tie investuoti pinigai į tokias linijas, jie atsiperka. Atsiperka tuom, kad žmonės tikrai mažiau serga, žmonės, sakykime, vėlgi prailgina savo gyvenimo metus, nes teigiama, kad apie 14 metų iš esmės to gyvenimo iš mūsų, sakykime, iš tų gyvenimo metų ir mes prarandam būtent dėl rūkymo, kad mes vis dėlto per 14 metų mes per anksti iš tikrųjų mirštame grinai dėl rūkymo pasiekmių. Vėlgi buvo 20 metais padarytas toksai tyrimas, Lietuvos gyventojai buvo klausiami, kad jeigu iš tikrųjų norima atsikratyti tokio įpročio, tai kam vis dėlto būtų teikiama pirmenybė, tai iš tikrųjų rezultatai buvo tokie, kad 75% rūkančių ir 75% nerūkančiųjų Lietuvos gyventojų pasisakė, būtent pirmenybė teikia tokioms nemokamos pagalbos linijoms. Aš labai trumpai pristatysiu tokius esminius momentus šitos linijos. Man labai džiugu, kad su manim šiandien Eglė, kuris tos metodikos pačios, sakykime, kūrėja, kaip ten viskas vyksta. Tai iš esmės telefoninė pagalbos linija 1819, jinai veiks iš esmės kiekvieną dieną. Darbo dienomis nuo 11 iki 19 valandos, savaitgaliais nuo 11 iki 14 valandos. Kas yra svarbu, bus teikiamas ne tik tai aktyvios, bet ir proaktyvios konsultacijos, tai yra, kad ir patys konsultantai specialiai apmokyti pagal specialią metodiką, taip pat užmegs ryšį su asmenims, kurie nori mesti rūkyti ir tikrai ir skambins jiems patys. Taip pat, ką aš ir minėjau, kad tai šita pagalbos metantiems rūkyti linija, tai tikrai yra viena iš Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, būtent siekiant sumažinti rūkančiųjų skaičių. O tikimasi iš tikrųjų 24 metais sulaukti apie 2000 skambučių, o kiekvienais metais tikimės, kad tų skambučių kiekis padidės ir 29 metais mes sulauksime apie 5600 skambučių per metus. Kas yra svarbu iš tikrųjų, kad linija žmonėms, vartotojams, jinai yra, ta prasme, jos paslaugos, konsultavimo paslaugos, skambutis, jis yra nemokamas. Ir perduodu tada žodį Eglei, kuri pristatys pačią tą metodiką, kaip ten visa ta virtuvė, kaip ten viskas vyks. Ačiū labai už galimybę dalyvauti čia. Dar šiek tiek pasikartosiu, kad būtent paskutiniais duomenimis 30% Lietuvos gyventojų rūko ir turi problemą su rūkymu. Yra labai aiškiai žinoma, kad žmonėms gali būti labai sudėtinga mesti rūkyti be pagalbos. Tokiais pasauliniais duomenimis savarankiškai metusių rūkyti ir pasiekusių remisiją yra tik tai nuo 3 iki 4%, nuo 3 iki 5%. Todėl matoma, kad labai svarbi žmonėms tokia kryptinga ir mokslo grįsta pagalba padedanti atsisakyti priklausomybės nuo nikotino. Ir būtent telefoninės pagalbos linija ir yra rūkantiems asmenims, kaip jau ir minėjau, asmenims, kurie rūko tiek tradicinės cigaretės, tiek elektroninės cigaretės, tiek kaitinamojo tabako gaminius. Ir būtent šitos pagalbos linija suteikia
mokslo grįstus pagalbos būdus, kurie padeda nutraukti tabako ir jo gaminių vartojimą. Dabar konsultacijos telefonu metimo rūkyti klausimais ir tikslais turi labai stiprų mokslinį pagrindimą. Tyrimai rodo, kad asmenys naudojantys ir pasitelkiantys telefoninės pagalbos metimo rūkyti klausimais pagalba yra žymiai labiau linkę sėkmingai mesti rūkyti negu žmonės, kurie neturi galimybės šiai pagalbai arba nesikreipia į telefoninės pagalbos liniją. Ir jeigu skaičiais, tai net 38% telefoninės pagalbos linijos didina metimo rūkyti sėkmingumą. Ir Pasaulinė sveikatos organizacija išskiria labai aiškius telefoninės pagalbos linijos privalumus. Tai telefoninės pagalbos linija gali būti tokiu pagrindiniu informacijos šaltiniu rūkantiems žmonėms apie mokslo grįstus metimo rūkyti pagalbos būdus bei pagrindinių motyvacijos ir palaikymo metimo rūkyti procese šaltiniu. Taip pat matoma, kad linija veikia kaip vartai į kitas su tabako vartojimu susijusias paslaugas, tai gydytojo konsultacijas, medikamentinį gydymą, psichologų, psichoterapeutų konsultacijas. Ir linija gali pridėti prie priklausomybės nuo nikotino gydymo specialistų gausėjimo. Tai reiškia, kad ji gali tarnauti kaip papildoma mokymosi galimybė specialistams. Taip pat šios paslaugos gali padėti pasiekti reikšmingą dalį šalyje esančių tabako ir su juo susijusių gaminių vartojančių žmonių kiekį ir skaičių. Taip pat šitoj vietoj linija gali tapti pagalba sveikatos priežiūros specialistams, kurie gali tiesiog nukreipti žmonės, kad gautų atitinkamą pagalbą metimui rūkyti. Ir žinoma, kad tokios linijos paslaugos prisideda prie sveikatos priežiūros išlaidų mažinimo, gerina asmenų produktyvumą ir yra viena iš efektyviausių klinikinių intervencijų, siekiant pagerinti asmenų gyvenimo kokybę ir gyvenimo trukmę. Tai Lietuvoje telefoninės pagalbos linija buvo sukurta remintis Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis ir gairėmis. Mes ją kūrėme kartu su kolega gydytoju psichiatru psichoterapeutu Adomu Biliausku. Ir metodikoje yra išskirtas labai aiškus algoritmas, kaip konsultantai ir kokius pagrindinius metodus taiko besikreipiančiantiems žmonėms. Metodika paremta mokslo grįstais metodais, kurie orientuojasi į motyvacijos stiprinimą, į žmogaus elgesio keitimą, į jo įsitikinimų apie rūkymą keitimą ir yra įtraukiamas medikamentinio gydymo informacijos pateikimas, kadangi šiai dienai yra matoma, kad geriausiai žmonėms padeda mesti rūkyti psichologinių intervencijų ir medikamentinio gydymo kombinacija. Ir aš šiek tiek papasakosiu kaip atrodo ta struktūra ir kas tose konsultacijose vyksta. Tai yra numatomos penkios konsultacijos skambinančiam asmeniui, kurios išsidėsto grubiai taip numatant 2 mėnesių laikotarpyje. Tai pirma konsultacija yra reaktyvi, tai reiškia, kad pradinį skambutį atlieka pats žmogus. Skambučio metu yra renkama informacija apie žmogaus patirtį susijusią su rūkymu, apie bandymus mesti rūkyti, rūkymo stažą, atkryčio atvejus, kas paskatino atkrytį ir taip toliau. Toliau yra vertinimas asmens pasiryžimas mesti rūkyti. Jeigu asmuo nėra pasiryžęs mesti rūkyti, tuomet yra taikoma atitinkama intervencija motyvacijos stiprinimui. Jeigu asmuo yra pasiruošęs ir pasiryžęs mesti rūkyti, tuomet yra kuriamas metimo rūkyti planas ir nustatoma metimo rūkyti diena. Suteikiama šitoje vietoje informacija apie medikamentinį gydymą, žmogus yra gerbiamas, tai reiškia, jeigu žmogus nenori kreiptis pagalbos pas sveikatos priežiūros specialistus dėl medikamentinio gydymo, tai žmogaus pasirinkimas yra labai aiškiai gerbiamas.
Toliau vyksta tolimesni skambučiai, jau jie yra proaktyvūs, tai reiškia sutariamas kitas konsultacijos laikas ir jau konsultantas skambina besikreipusiam žmogui sutartu laiku. Ir antra konsultacija yra prieš metimo rūkyti konsultacija, kurios metu yra pasitikslinama, ar niekas nepasikeitė, peržvelgiamas metimo rūkyti planas ir stiprinamas asmens saviveiksmingumas bei pasitikėjimas savo jėgomis bei suteikiamas palaikymas. Trečia konsultacija vėlgi yra proaktyvi ir jinai vyksta arba metimo rūkyti dieną arba 1-3 dienos po metimo rūkyti dienos. Ir vėlgi pasitikslinama, ar žmogus metė rūkyti, jisai yra pastiprinamas, palaikomas, sudaromas yra atkryčio prevencijos planas. Ketvirtoji konsultacija vyksta maždaug po 7 dienų po metimo rūkyti dienos. Ir vėlgi klausima, kaip žmogui sekasi, vėlgi pastiprinama jo motyvacija, juo labai pasidžiaugiama, pastiprinimas saviveiksmingumas ir peržiūrimas atkryčio prevencijos planas. Penktoji konsultacija yra palaikomoji, jinai suteikiama maždaug 1-3 savaitės nuo po 4 skambučio ir tiesiog yra jau užtikrinamas tolimesnis prevencijos planas, tai reiškia, yra išsiaiškinamos galimos rizikingos situacijos, kurios gali paskatinti atkrytį po 3 mėnesių, po 6 mėnesių, po 9 mėnesių nerūkymo. Ir tuomet žmogui padedama susidėlioti, kaip jisai įveiks tas situacijas, kaip jisai su jomis tvarkytis. Ir dabar bendrai į liniją gali kreiptis asmenys nuo 16 metų, skambučiai yra nemokami ir konfidencialūs. Ir linijos darbo valandomis dirba konsultantai. Konsultantai atitinka kvalifikacinius reikalavimus, tai yra turintys nemažesnį negu magistro laipsnį biomedicinos arba socialinių mokslų srityje ir yra praėję 24 akademinių valandų mokymus. Konsultantai yra pagarbūs, empatiški, palaikantys, motyvuojantys, neteisiantys ir nespaudžiantys, nekritikuojantys, kaip gali kilti kartais tokių minčių, kad jeigu paskambinsiu, tai man kažką aiškins, mane moralizuos, tai tokių dalykų konsultantai nedaro. Ir konsultantai yra apmokyti konsultavimo įgūdžių, aktyvaus klausymosi įgūdžių, motyvacijos stiprinimo metodų, žino mokslo grįstą tabako ir jo gaminių žalą, žino apie priklausomybę nuo nikotino, turi informaciją apie medikamentinį gydymą ir kitus mokslo grįstus metodus. Žino ir turi informacijos, kur ir kokiais atvejais nukreipti žmogų, kreiptis tolimesniai pagalbai į kitus sveikatos priežiūros specialistus. Pirma konsultacija yra ilgesnė, iki 45 minučių, tolimesnės konsultacijos yra iki 20 minučių. Kažkur nuo 10 iki 20, nes manoma, kad trumpesnės konsultacijos nėra tokios efektyvios. Ir aš norėčiau pasidžiaugti, kad gal ir sakoma, kad vėlokai, bet Lietuva pagaliau turi šią liniją, mokslo grįstą pagalbą ir mesti rūkyti niekada nevėlu, o šiai dienai dar labiau, kai turim pagalbos galimybės. Ačiū. Ačiū, Eglė. Iš tikrųjų, norėčiau dar papildyti, kad tikimasi, kad šitie magiški skaičiukai 18-19 atsidurs ant kiekvieno cigarečių pakelio, ant kiekvieno kaitinamojo tabako gaminių pakelio. Ir kaip aš minėjau, kad mes kartu ir pradedam ir viešinimo kampaniją, bet iš esmės visas tas projektas, kurio kaip ir vykdytojas yra mūsų departamentas, iki 29 metų neapsiriboja vien tik pačios, sakykime, telefoninės linijos sukūrimu, taip pat bus atnaujinamas ir nuolat
ir techniškai bandysim padaryti kuo patrauklesnių mūsų internetinį puslapį nerūkysiu.lt, kuris jau dabar veikia. Ir taip pat šito kaip ir projekto rėmuose galima pasakyti, kad yra numatyta linijos plėtra, tai yra mobiliosios programėlės sukūrimas, įdiegimas bei palaikymas, kad suteikti jau visapusišką, sakykime, pagalbą ir informaciją tiems žmonėms, kurie nutarė ir apsisprendė mesti rūkyti. Dabar iš tikrųjų mes labai daug kalbėjome, labai daug buvo tos tokios gal techninės informacijos ir įdomu iš tikrųjų pažiūrėti, kaip tai praktiškai veikia. Tai mes dabar pažiūrėsime, kaip ta konsultacija telefonu 18-19 vyksta praktiškai, jeigu mums čia bus, kaip sakant, visos technologijos palankios. Ir dabar gal pabandysim išgirsti bent tą pirmąją konsultaciją ir kas pirmosios konsultacijos, tos ilgiausios konsultacijos, nežinau, ar čia mūsų konsultantas ar konsultantė iš tikrųjų taip kankins 45 minutės, bet tiesiog mes paklausom ir man padės tada mūsų projekto koordinatorė Elžbieta, prašau. Tai pradėkime. Labadiena, paskambinote į nacionalinę metimo rūkyti telefoninę liniją. Pokalbis yra konfidencialus, su jumis kalba konsultantė Elžbieta. Mūsų pokalbis pirmasis šis truks iki 45 minučių, vėliau pokalbiai svyruos nuo 10 iki 20 minučių. Lydinčioje kelionėje aš su jumis bendrausiu, pasitirausiu, kaip jums sekasi. Jei neturėsim galimybę atsiliepti darbo metu, visą laiką perskambinsime ir taip. Jau ne vieną kartą bandžiau, tada vis tiek grįžtu prie tų cigarečių. O kaip jūs galit man padėti? Ir aš šiandien tik 5 minutės vis dėlto galiu kalbėti. Ačiū, kad pranešėt, kad galite šiandien kalbėti tik tai 5 minutės. Ar norite tęsti pokalbį dabar, ar susiskambinam kitą dieną? Galim pratęsti. Aš, jeigu reikės, paskambinsiu ir vėliau dar pratęsti pokalbį. Metimo rūkyti kelias yra labai sunkus. Aš su jums padėsiu nusimatyti metimo dieną ir pasirūpinti, kad viskas vyktų sklandžiai ir jūs galėtumėte atsisakyti šito įpročio. Noriu jums užduoti porą klausimų, geriau suprasti apie jūsų rūkymo įpročius. Taip pat noriu atlikti Fagerstrono testą. Jis man padės įvertinti, kaip stipriai esate priklausoma nuo nikotino. Gerai, tai galim pradėti. Kiek metų rūkote? Šiais metais bus 10 metų rūkau. Pradėjau nuo 17, nes kažkaip norėjau prie draugų kompanijos tuometinės pritapti. Sakykit, kokius nikotino produktus vartojate? Paprastos cigaretės, kaitinamasis tabakas ar elektroninės cigaretės? Dažniausiai elektroninės cigaretės arba tas paprastas, per dieną kokį 15 surūkau, o elektroninės dažniausiai tik tai, kai jau tų paprastų neturiu. Aha, supratau. Noriu pasitarauti, dėl kokių priežasčių nusprendėte mesti rūkyti? Neseniai susilaukiau vaikelio ir šiaip žinau, kad tas antrinis rūkymas kenkia ir aplinkiniams, ir man, ir kažkaip nusprendžiau dėl to atsisakyti, būtent dėl vaiko ir apskritai pastebėjau, kad šiuo metu labai brangu pasidarė. Ar kada planuojate artimiausiu metu mesti rūkyti? Artėja labai didelė šventė, tai manau, kad geriausia būtų mesti po jos, nes šventės metu negalėsiu taip atsisakyti, kad negalėčiau parūkyti su draugais, be to, kai dar išgeriu alkoholio, kažkaip sunku pasidaro susilaikyti. Tai manau, kad geriausia būtų turbūt vasario 15. Gerai, pasižymėsiu sistemoje jūsų norimą datą. Dieną prieš metimą rūkyti aš jums paskambinsiu, pasiteirausiu, kokia situacija yra, ar jūsų planai nepasikeitė. Kaip galvojate, su kokiais sunkumais susidursite, mesdama? Aš labiausiai bijau, kad man nepavyks ir vėl, nes sunku susivaldyti ir dar kai atsirado kūdikis, apskritai sunku stresą suvaldyti.
ir šiuo metu man stresą ir padeda suvaldyti rūkymas, pats procesas man leidžia nusiraminti ir atsipalaiduoti. Nereikia bijoti, turime priminti, kad metimo kelias yra labai sudėtingas. Todėl aš jūs palydėsiu šioje kelionėje. Stresas vienas iš faktorių, kuris gali sutrukdyti metimo procesą. Paprašykite savo draugų aplinkoje, kad neitų kartu su jumis rūkyti, o vietoj to išgertų su jumis arbatos. Taip galėsite ir toliau socializuoti su savo draugais, bet neatsisakysite tų pačių iš to įpročio. Taip pat gali atsirasti apetitas, bet tai yra normalu. Siūlau užkandžiauti sveikais užkandžiais, tokiais kaip vaisiais ir daržovėmis. Ir žinoma, neperkant cigarečių jums liks pinigų, todėl pataupykite juos ir nusipirkite savo dovanėlę. Taip palaikysite motyvaciją ir matysite savo metimų rūkyti proceso dovanas. O kas kiek man laiko apsidovanoti? Kas savaitę laiko galite savo nusipirkti kažkokią smulkmeną, tai jums padės palaikyti ir motyvaciją ir matysite, kiek pinigų sutaupote ir ką galite savo leisti. Ačiū, čia tikrai buvo naudinga informacija. Noriu dar jūsų paklausti, ar vartojate pakaitinę nikotino terapiją? Esu, bet man nepavyko ir jinai nebuvo efektyvi. Taip, supratau, pagal atliktus mano testus, tai jūs turite silpną priklausomybę ir aš jums siūlyčiau, jeigu norite vartoti kramtomąsias gumas, 4 mg iki 24 per dieną sukramtyti galite, bet būtinai pasitarkite su gydytoju ir vaistininku. Jeigu turite kažkokių skrandžių opų, tai šitų gumų aš jums nepatarčiau vartoti. Ačiū, tai tuomet dar dėl užtarkių pasitarsiu su gydytoju irgi. Visai gera informacija. Tai užbaigiant pokalbį, noriu jūs informuoti, kad paskambinsiu dieną prieš, tai vasario 14 dieną ir sakykit, koks jums laikas yra tinkamas. Vasario 14 turbūt apie kokią 6 valandą, nes būsiu baigus darbus ir jau turėčiau galėti normaliai pakalbėti. Aš tuo laiku nedirbsiu, dirbs mano kolegė kita. Ir ar jūs norite bendrauti toliau su manimi, ar tinka pokalbio tęsimas su mano kolegė? Tinka pokalbio tęsimas ir su kolegė. Gerai, pasižymėsiu sistemoje. Ačiū, kad paskambinote ir esate pasiryžusi mesti rūkyti. Jeigu turėsite klausimų, galite skambinti linijos darbo metu. Tai darbo dienomis nuo 11 iki 19 valandos, o savaitgaliais nuo 11 iki 14 valandos. Supratau. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums, sudie. Sudie. Tai ačiū Elžbieta, iš tikrųjų pas mus salė yra taip pat dar viena konsultantė ir dėja pas mus iš tiesų, kaip 2 konsultantės, taip supratau, ir pas mus gyvenimas susirgo, bet tikimės, kad tikrai tos konsultacijos bus teikiamos ir visa ta reikiama pagalba tikrai pasieks asmenys, kurie nutarė mesti rūkyti ir jeigu bus kažkokių tai sunkumų šitame kely, mūsų konsultantai padės. O tuo tarpu dėkoju visiems už dalyvavimą, dėkoju žurnalistams, kurie šiandien tiesiogiai yra su mumis, taip pat visiems tiem, kurie stebėjo tiesioginę transliaciją 15 minučių portale ir socialinėse tinkluose. Tai dėkojame, tai jeigu bus kažkokių tai klausimų, tai tikrai visa komanda pasiruošusi atsakyti jūsų klausimus, tai prašom.
Dovilė, LRT žinių tarnyba, norėjau paklausti, ar yra galvojama, kaip mažinti pačių rūkalų, dar labiau mažinti pačių rūkalų prieinamumą? Ar čia tikėsite žmonių sąmoningumo? Tai iš tiesų, ko gero, mes kalbant apie tabako gaminių ir ne tik tabako gaminių, ko gero ir susijusių gaminių, tokių kaip elektroninės cigaretės, vien tik į draudimą, vien tik į ribojimą nukreipti veiksmai, tokie vienpusiški, ko gero tinkamo rezultato tikrai neduos. Tai mes turime kalbėti apie kompleksą priemonių nukreiptų tiek į paklausos, tiek ir pasiūlos mažinimą. Tai vėlgi mes pastaruoju metu iš tikrųjų netgi susidurėm, atrodytų, kaip ir visi mes turime tam tikrų žinių apie šitos produktus, bet matyt nepakankamai mes dar turime ir matome netgi tokia kaip ir silpniausia galbūt grandis visoje prevencijoje, tai yra tėvai, kuriems tikrai trūksta kartais informacijos, ypatingai apie naujoviškus tabako gaminius. Tai tikrai departamentas jau numatęs 24 metais iš tikrųjų tęsti tą tokią, kaip vadinamą, tą, kaip mes sakom, edukaciją ir iš tikrųjų skleisti tą teisingą žinią, teisingą informaciją apie tokių gaminių poveikį. O jeigu kalbant apie tai, kas yra, sakykime, priimta įstatyminių lygmenių, tai be tų draudimų, kurie jau kaip įsigalioja ir galioja, tai yra dėl skonių uždraudimo tiek tradicinėse gaminiuose, tai šitas draudimas kaip ir buvo gerai, tikrai sėkmingai įgyvendintas, sulaukta labai didelio pasipriešinimo dėl skonio draudimo, būtent, sakykime, elektroninėse cigaretėse. Mes matome, kaip tam tikri ūkio subjektai, kuriuos mes jau vadiname milijonieriais, matyt, pagal gautų baudų sumas, tikrai nesilaiko šito draudimo, elgėsi labai socialiai neatsakingai. Įsigalioja taip pat draudimas dėl skonio naudojimo būtent kaitinamuose šituose naujoviškose gaminiuose, tai vėlgi pagrindinis tikslas kaip ir buvo apsaugoti būtent vaikus ir jaunų žmonės nuo šitų gaminių, nes būtent šitie gaminiai labiausiai patrauklūs šitai amžiaus grupiai. Ir iš to, kas dabar iš tiesų jau, kas įsigalios, jau buvo priimtas įstatymas, tai nuo 25 metų bus uždrausta pardavinėti tabako gaminius, elektroninės cigaretės, prietaisus, kurie skirti šitiems gaminiams vartoti, tiesiogiai prieinamų arba matomų būdų. Tai reiškia, atėjus į parduotuvę, mes tiesiog surasim kažkokį tai sąrašą, tam tikrą informaciją, kad tokį gaminį bus galima įsigyti už tokią tai kainą, be jokios, sakykime, tokios reklaminės komunikacijos. Ta prasme, vartotojas pats nematys šitų prekių ir tai iš tikrųjų vėlgi buvo pavyzdys kai kurių šalių, kad jūs netgi ateinate į parduotuvę, jūs netgi nematote šitų gaminių ir netgi tokios informacijos kartais nėra, bet iškabinti plakatą, jeigu jums kažko tai dar reikia, tai kreipkitės į konsultantus, konsultantai padės. Ir labai sunku surasti tos konsultantus ir matyt, galbūt čia ir tikslas toks, kad paskui ir noras praeina, ta prasme, įsigyti tas prekes. Dar aš norėčiau paklausti, o kaip atrodys nepilnamečiams teikiama pagalba? Ar tai tikrai tėvai neturėtų žinoti, kad jų atžala turi problemą? Tai vienas klausimas. Antras, jeigu nepilnametis pasirenka metimo kelią ir pagalbinės priemonės, nepilnametis, pinigai, kaip tada, arba tos pačios jautresnės socialinės grupės, nes pagalbinės priemonės šitoje situacijoje nėra pačios pigiausios. Kaip spręsite šią problemą? Tai iš tikrųjų ačiū už labai aktualų klausimą. Tai pirmiausia, kas jau buvo akcentuota, kad tie nepilnamečiai, sakykime, nuo 16 metų jau gali kreiptis į šitą liniją ir pagalbą tikrai gaus. Kalbant vėlgi apie tos, kaip jaunesnius, tos nepilnamečius, tai be abejo mes labai didelės viltis, neatsitiktinai aš pradėjau kalbėti apie tos pačius tėvus. Tikrai mes dedame į bendravimą pačių tėvų su vaikais, kurie kartais be kažkokių tai, ta prasme, be kompiuterių, be mobilių telefonų tikrai su savo vaikais nebendrauja, tokį tiesioginį bendravimą, kad vaikas iš tiesų galėtų pasipasakoti tėvams, kokios yra problemos ir kad, sakykime, pirminis vis tiek mes galvojame apie tai, kad tie asmenys iki 16 metų, jie dar nėra priklausomi tokie sakykime, nuo to paties nikotino. Taip, aš suprantu, pavieniai atvejai gali būti, kad tikrai mes galim patarti tėvams, ko gero kreiptis į tą patį respublikinį priklausomybę
priklausomybių lygų centrą, bet kartais aš įsivaizduoju netgi tas pavadinimas, šiek tiek stigmatizuoja tiesiog matyti pačius ir tėvus, ir vaikus, tai vis dėlto spręsti namuose šitas problemas ir tikimės tikrai ir įsitraukimo ir visos bendruomenės, ir tų pačių ir mokytojų, ir tėvų. Taip, jeigu jau reikalinga ta medicininė, sakykime, ta prasme, kaip čia ta medikamentinė pagalba, tai be abejo, čia be šeimos gydytojo, matyt, pačioj pradžioj mes tikrai neapsieisim, bet aš manau tikrai, kad mūsų vaikai nėra jau tokie priklausomi, kad mes jau turėtume tą sunkią artileriją tokiais atvejais taikyti. Vis dėlto matome, kad tikrai reikalingas tas didesnis sąmoningumas ir tų pačių, sakykime, vaikai labai daug ką atneša iš savo šeimų, vat koks yra požiūris. Tai jeigu patys tėvai, sakykime, prie tų pačių vaikų ten vartoja kažkokias tai psichoaktyviasias medžiagas, tai vaikas tą irgi kaip ir priima ir supranta kaip už gyvenimo normą ir tokį elgesį ir taiko ir savo gyvenime dažniausiai. Tai dar kartą tikrai mes prašome ir tų pačių tėvų, ir mokyklos bendruomenės, ir aplamai bendruomenės, kaimynų irgi atsižvelgti į tos dalykus ir vis dėlto su vaikais reikia elgtis iš tikrųjų su meile, reikia bendrauti su jais ir, aišku, kraštutiniais atvejais tai ko gero tikrai, bet neapsieisim, tikrai reikia kreiptis pas gydytojus, pradėti nuo šeimos gydytojo ir aš manau tikrai bus tas sprendimas rastas arba sakykime, tom švelniom priemonėm, arba, jeigu jau vaikas iš tiesų priklausomas, tai tada kreiptis į Respublikinį priklausomybės lygų centrą, kuris turi savo 5 filialus Lietuvoje, gal konsultuoti. Bet patys tėvai apie tai, kad jūs kreipiasi nepilnametis, nebus informuojami? Ne, šita visa informacija yra konfidenciali, to pradžioj nebuvo, bet aš pati bandžiau, iš tikrųjų išduosiu paslaptį, kai tik sužinojau, kad tas jau telefonas veikia, pabandžiau paskambinti, tai iš tikrųjų pati pradžia, tai netgi išklausas, sakykime, kaip užkoduoja netgi tave, nerašo netgi nei vardų, nei pavardžių, ten AK, ten EP pavyzdžiui, tikrai visa informacija yra konfidenciali, tikrai nereikia bijoti, tikrai raginu visus, kuriems ta pagalba reikalinga, tikrai nebijoti ir kreiptis. Aš gal papildysiu, kad turbūt 16 metų riba ir pasirinkta yra tikslingai, kadangi nuo 16 metų asmuo jau gali kreiptis ir į gydytoją savarankiškai, neinformuodamas net tėvų. Tai jau jie turi tam tikrą savarankiškumo erdvę ir laisvę. Tai neprivaloma yra informuoti. Aišku, tikriausiai bus siekiama, kad tas paauglys jau bendradarbiautų su tėvais, nes kaip minėjau, tikrai paauglystėje ir neseniai ir priklausomybių centrą atidarėme naują, kalbėjomės ir su ekspertais ir dėl vaikų paauglių pagalbos, tai jie ir akcentavo, kad tos piknaudžiavimas paauglystėje, jis retai būna pilnavertė priklausomybė ir labai susijusi su iššūkiais šeimoje ir artimoje aplinkoje. Aš dar tik šiek tiek papildysiu dėl medikamentinio gydymo, tai iki 12 metų vaikam nėra jokio medikamentinio gydymo, tai reiškia, yra psichologinės intervencijos, psichologinė pagalba. 13 metų ir vyresniems yra tik pakaitinė nikotino terapija galima, vėlgi su gydytojo arba vaistininko rekomendacijom, priklausomai dar nuo situacijos, o nuo 18, tik nuo 18 metų yra kiti galimi medikamentinio gydymo pasirinkimai. Taip, prašom dar. Tai kągi, daugiau bent auditorijoje klausimų mes neturim, tai dėkojame visiems už dalyvavimą ir prireikus tikrai kviečiame pasinaudoti 18-19 paslaugomis. Ačiū Jums visiems.